didesnį bloką. Nusiemu visus papuošalus, pasikeičiu pižamą, pasikeičiu batus, užsidedu kaukę ir kepurėlę. Prieš eidama į operacinę turiu pasiruošti rankas chirurginiu būdu. Tai yra nusiplaunu su muilu ir vandeniu, atlieku sausinimą ir atlieku rankų antiseptiką. Po to visada rankas laikau priešais save sulenktas per alkūnes ir aukščiau juosmens. Įėjus operacinę, patikrinu, ar chalato paketas neturi jokių pažeidimų ir ar nėra pasibaigusi sterilumo galiojimo data. Paprašau savo asistento atidaryti išorinę pakuotės dalį. Vidinę chalato pakuotę atsidarau pati. Tvirtai rankas suimu chalatą ir atsitraukiu nuo sterilaus ploto. Rengiuosi chalatą. Asistento paprašau užtraukti chalatą ant pečių. Surišti raištelius. Ir surišti juosmens diržą. Apsimaunu sterilias pirštines. Atlikus procedūrą atsitraukiu nuo sterilaus lauko ir paprašau asistento atrišti raištelius ir juosmens diržą. Nusimaunu pirštines ir išmetu į infekuotom atliekoms skirtą talpą. Chalatą nusirengiu neliesdama išorinio paviršiaus. Ir verčiu išorinę pusę į vidų. Ir išmetu į tam skirtą talpą. Po procedūros nusiplaunu rankas higieniniu būdu.